Taigi, čia mitingas, va čia mitingas, ane, žmonės, tuo jaus, kad ir negausus būrys, bet jie yra ir tikrai tie, kuriems skauda dėl Lietuvos yra, o štai čia toliau vyksta provokacija, gerai paruošta, va tuoj pažiūrėsim. Gražus policininkai jauni ir mėly. O va čia va vyksta provokacija. Transliacija va. Ir jie čia. Trečia skaidrė, kur yra apie grynuosius pinigus. Tai va, lyg ir tema ta pati, lyg tai mums apie mus, bet. Tai va, čia vyksta tokia provokacija. Mums paleista mūsų lyg tai ir opozicijos laida ir trukdo klausyti. Tai šitie visi kuibibinai, kurie visą šitą dalyką organizuoja, tai jų yra tikslas paimti mūsų jaunąją kartą, jaunimą ir jau kalbėti apie tų pačių lyčių asmenų santuokas. Gerai organizuota provokacija. Reikia mokytis organizuoti provokacijas. Tai dabar aš galiu pasakyti, runkeliai arba gyvuliukis stovės su vyčiu, su trispalvė ir kitais. Tai va, o čia vyksta mitingas ir aišku žmonėm trukdo šitas garsas. Labai trukdo. O jeigu aš tą mikrofoną atjungsiu, kai bus, nes jisai trukdo mūsų mitingui. Kodėl negalima? Mesgi mitingą užsiregistravę, o čia yra provokacija. Kodėl negalima? Galima. Tai yra provokacija ir mūsų yra tiesioginis trukdymas. Tai aš nueisiu jį ir atjungsiu, tai kaip bus? Man nieko kito nelieka, kaip jį atjungti, tai jūs paklauskit. Jo, tai aš ir sakau, tai yra provokacija, nes jie neužsiregistravę ir jie leidimo neturi šitam triukšmui. Būtent, ir jie leidimo neturi. Tai jums jau iki to reikės aiškinti, o dabar man belieka tik nuimti ir atjungti, daugiau nieko. Kas čia sakė, tegul stovi? Tai reiškia, kaip? Su leidimu tikrai, tai yra jūs prisidedat prie provokacijos, tada noriu pasakyti, 2 renginiai vienu metu toj pačioj aikštėje. Ai, ne jūs, supratau, aišku. Nu ką, tada vis tiek reikia išjungti. Policija mūsų nesaugo. Ne, mūsų policija nesaugo. Taigi jie sakė, kad čia dar išduotas leidimas ir va šitam triukšmavimą, įsivaizduojat? Žmonės eina prie policijos, prašo išjungti šitą balabaiką, kad netrukdytų. Policija sakė, kad nieko negali padaryti. Tai va, nors tai yra... Tai kaip o savavališkai, tai žiūrėkit, o kaip ne mums žinoti, ar jie turi leidimą, mes turim teisę žinoti, ar jie turi leidimą, kur pasižiūrėti? Tai va mes, organizatoriai sakė, kad čia ne jų, kad čia ne šitų. Tai organizatoriai sakė, nueikit ir užtildykit, taip ir yra, nes trukdo mums. Mums jisai trukdo. Tai galima ant jo... Jeigu aš dabar nueisiu ir pradėsiu laužyti ar daužyti, jūs imsitės? Ir čia bus tada viešosios tvarkos. O koks, jeigu mes išjungsim garsą? Manot, kad su leidimais čia viskas. Viskas suderinta, viskas su leidimais. Mes įsiaiškinom. Mikrofonas gali būti. Ką jūs aiškinsite? Negali. Su leidimas. Gali būti garsiai. Jo, bet tai yra... Kad numerį leidimą, jeigu sakot leidimą. Koks leidimas? Tai gerai pasakykit, kur paskambinti, kad užtildytų. Nu, jisai suderintas su leidimu. Nu, kaip gali būti 2 mitingai? Mums pranešė. Pasakykit, kas jums pranešė ir mes paprašysim, kad atjungtų. Pavardė jūsų vyresniojo? Ne jūsų, jūsų vyresniojo. Ten stovi viršūnė. Jo, reikia. Kur? Viršūnė yra Dievas. O tai kur viršūnė? Ant laiptukų. Laiptuką apsisukit, pažiūrėkit. Taigi... Jeigu jūs pareigūnas ir nežinot, kas jums davė. Ten prie kolonos? Taip.
Ten prie kolonos reikia, tą jau pasislėpė. Už kolonos. Žodžiu, labai įdomiai, policija tyli, tai reiškia su policijos žinia, provokacija, ta pačioje erdvėje negali būti tą pačią dieną išduoti 2 leidimai. Taip negali būti. Taigi trukdžių tikrai yra, reiškia, šitas mitingas labai svarbus. Jeigu bandoma trukdyti žmonėm pasakyti savo nuomonę. Reikia garso paprašyti, kad pagarsintų šitą mitingą. Kaip paprašyti, kad jie pasigarsintų, kiek gali? Jau čia nebus daugiau, ne? Tai taip, bet jie tyčia taip ir daro. Tai taip, bet jie tyčia mums suprantėt gal, kad... Visą tai daroma be jokio poveikio aplinkai vertinimo, be jokios atsakomybės. Tai va, labai gaila, kad negali organizatoriai pagarsinti kalbėtoją, žmonės norėtų girdėti šitą tiesų teisingą žodį. Jis sakė, kad vyresnysis pranešė, kad organizatoriai renginio ir tą vietą ir šitą yra susiderinę. Negali būti. Taigi tas sakė. Ne, nu tuoj sužinosim. Šitas ligoina, va, tik jis vėliava. Nes aktyviai mūsų savanoriai bendrauja su vietinė bendruomenė, kuri be abejonės labai stipriai nukentėjo ir Atėjo žmonės išgirsti mitingo, ne to triukšmo, kuris ten yra. kad visi mes palaikytume tuos žmonės, nes jie deda didelės pastangas, samdo advokatus, teisininkus, siunčia raštus ir teisinėmis priemonėmis bando gintis prieš šią valstybės neteisybę. Tačiau, ko gero, šitoj vietoj, kaip pasakyti, mes turime galvoti apie ateitį, kaip mes galime užtikrinti, kad tie darbai, kad ir kas ten bebūtų, arba juos stabdyti, arba vykdomi atsakingai. Turi būti visuomeninė kontrolė, stebėjimas. Ir to mes turime reikalauti, kad nenutiktų kaip su rūdininkais, kad teritorijos tiesiog būtų nuo mūsų atkirtos ir mes neturime teisę žinoti, kas ten vyksta. Mes to neturime leisti, kad tai įvyktų, nes godumas neturi... Vis tik ačiū tiem, kurie atvažiavo, ačiū tiem, kurie nebejingi. Visųgi čia rūpestis bendras, visai visų. Ir tas trukdis tikrai yra baisi negraži provokacija. Tenai galbūt jau projektuojami kažkokie infrastruktūros projektai. Noriu pabrėžti, kad aš nesu prieš valstybės stiprybę, prieš valstybės gynybą ir taip toliau, bet ką noriu pasakyti, kad miškai nuo seno saugoja. Mano senelis buvo partizanas, jisai slėpėsi miške, buvo partizanų žvalgas ir rizikavo savo gyvybę dėl nepriklausomos Lietuvos. Jie specialiai, žiūrėkit, tai daro. Ir mes bandėm policininkus klausti, jie sakė, va ten yra specialiai. Ir žmonės ten gale stovintis buvo, gal kokių 10 žmonių prie prašyti policininkų, kad nuimtų tą garsą. Kaip sužinoti, kas jiems davė leidimą? Jo, kas jiems čia davė? Sakė, negalime jų sustabdyti, kadangi duotas leidimas. Va kas, kam buvo čia išduotas? Tai va, labai keista. Girdi visai, va toliau. Būtent. Net policininkai dingo, kad nereikėtų atsakinėti klausimus. Net ir policininkai dingo. Nu, organizatorius nuėjo, aš manau, kad kažką pasiaiškins. Nes taip negalima. Pasityčiojimas iš Lietuvos žmonių. Nieko nesigirdi, turi va čia prie pat stovėti, jeigu nori. Tarp kitko malonu jūs matyti, Erika. Ačiū, dėkoju. Taigi pasistengiam pasakyti, galbūt organizatorium pavyks išjungti tą papildomą balabaiką. Saugo dabar tą balabaiką. Nu va, policininkai atsirado.
bendram tikslui, kad apsaugoti miškelių šalyje. Policininkai atsirado. Bando aiškintis organizatorius, kas tą triukšmą užsakė. Kvietimas atvykti šeštadienį prie prezidentūros. Tikrai atsišaukite tą kvietimą. Visi, kas galit, būkit šeštadienį. Tai melagiai specialiai, kad Taip, specialiai. savo biksiniais traktoriais ir Kad žmonės negirdėtų vieni kitų. Ir kad būtų prezidentūros atstovams būtų lengviau pasiruošti tam susitikimui, aš priminsiu, ko mes prašėme Seimo, aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos vyriausybės. Nedelsiant sustabdyti visus karinio poligono projekto rengimo ir įgyvendinimo darbus Kapčiamės teritorijoje. Atlikti nepriklausomą išsamų tarptautinės svarbos aplinko poveikio vertinimą, atsižvelgiant į visus cheminių medžiagų. Dokumentacija išsiaiškinti, kaip šis projektas derinamas su Lietuvos įsipareigojimams Ramsaro konvencijoje, ES natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos ir paukščių direktyvoms bei Paryžiaus klimato susitarimui.